Tai labas, Kristina. Labas, Greta, labas, Evelina. Ačiū, kad atėjai pas mus pasikalbėti. E, tai Kristina yra pardavimų guru, pardavimų meistras nuo pačios vaikystės, ar ne? Pardavimai lydi visą gyvenimą ir labai norim šiandien pakalbinti tave, parodyti žmonėms tą pardavimų svarbą ir atskleisti problemas, su kuriomis žmonės susidarė nepažinodami tų pardavimų. Žiūrėsim, ką atrasim, ar ne? Iš tiesų, mes ar ne savo veikloje pastebime, kad žmonės nežino, kas tas pardavimas. Tai gal tu gali trumpai pasakyti apskritai, kas tas pardavimas? Mano akim, pardavimas yra du labai paprasti dalykai. Pardavimas yra tiesiog kažkokios tai emocijos ar jausmo perdavimas. Ne, mes kaip žmonės esam linkę priimti sprendimus emocijom ir vėliau juos pagrįsti logiką. Jeigu pagalvotumėte apie savo kokį nors vieną iš didesnių paskutinių pirkinių, apie ką galvojat? Ar galvojat, kodėl jo jums reikėjo? Ar galvojat, kokią emociją jisai jums sukėlė, ar kokį jausmą, kaip norėjot jaustis? Ne? Greičiausiai pirmas ateina jausmas, bet jau tada mūsų racionalios smegenys sudėlioja loginius argumentus. Čia man reikėjo, čia aš norėjau, čia paseno, čia, ar ne? Tai pardavimas yra tiesiog tas geros emocijos kažkokio tai jausmo perdavimas. Visi mes jo vaikomės, tik tai kartais nenorim pripažinti, kad aš emociškai priėmiau sprendimą. O kitas dalykas yra, kad geras pardavimas visada sprendžia kažkokią problemą arba padeda žmogui gyventi patogiau. Čia yra dvi priežastys, kodėl mes perkam paslaugas, prekes, tai, ką mums parduoda. Aš arba bandau išvengti kažkokio skausmo, kažko nenoriu ir aš ieškau tam sprendimo ir pardavimas turi tai atliepti, jisai turi atrasti tą skausmą, padėti mums suprasti, kodėl skauda ir kaip ta prekė paslauga užgydys, arba mums suteiks kažkokį tai malonumą, malonę emociją. Kristina, savo aplinkoje aš labai dažnai matau žmonės, kurie apie pardavimus kalba tikrai ne taip smagiai, linksmai ir gražiai kaip tu, ar ne? Ir jiems tai neteikia tokios emocijos fainos, ar ne? Jiems yra tai kažkoks kančios dalykas, kuris yra labai nemalonus ir taip toliau, ir taip toliau. Gal tu turi kokiu nors tipsų, kokį nors galėtum duoti patarimą žmogui, kaip save nuteikti arba ką daryti, kad tas pardavimas būtų bent kažkiek malonesnis procesas. Vieną labai paprastą turiu. Nustokit galvoti apie save. Savanaudžiai jūs. Praplės. Šiaip tai, jeigu jūs pagalvotumėte, ar ne, kodėl žmonės kuria verslus ar kažką pradeda pardavinėti, nes jie galvoja apie save. Aš noriu užsidirbti, ar ne, man reikia pinigų, ar kažkas panašaus. Dažniausiai išradėjai ar kūrėjai kažko, jie dalinasi savo atradimu, išradimu, jie bando pagerinti kitų žmonių gyvenimą. Jeigu jūs žiūrite tikrai žmonės, kurie dega, kurie važiuoja nuo to, ką jie daro, jiem nėra sunku pardavinėti. Jie eina ir kalba apie tai, ką daro ir tokie. Tu jų sėdi ir klausai ir galvoji, va čia tai žmogus užsidegęs. Ir visiškai nesvarbu, ką jie pardavinėja, ar jie pardavinėja medų, ar hidrolatą, ar įrašinėja, ar neturi podcastų studiją. Jeigu jie dega ir važiuoja, jiem nėra problemos kalbėti apie pardavimus. Tai dažniausiai mes patiriam spaudimą ir nemėgstam daryti pardavimų tada, kai netikim tuo, ką parduodam. Ir kai mūsų nagučiai yra atsisukę į mus ir galvoja, man viskas tik tai man, kaip aš iš to išdirbsiu ir aš jau galvoju, pradedu skaičiuoti komisiją. Kokios problemos, iš tikrųjų, pakalbėkime apie problemas, kas žmonėms yra sunkiausia šitame kelyje, kur jie susiduria su tuo sunkumu parduodant? Skambučiai, kas? Kiekvienam turbūt yra labai daug skirtingų dalykų. Čia reikėtų jau pasikalbėti su kiekvienu žmogumi individualiai. Tai savo įmonėje Southwestern Consulting, kai dirbam su coachingo klientais, mes būtent į tą ir žiūrim. Kai kuriems žmonėms yra sunku, nes jie tiesiog neturi įgūdžių. Jie visą gyvenimą matė, kaip yra daromi pardavimai blogai. Ir jeigu tu visą laiką tą matai, tu tą ir kartuoji. Ir per tokį nenorą eini ir tu galvoji, kad tai yra normalu. O kas yra blogai, pavyzdžiui, kokį pavyzdį? Kas yra blogai? Geras klausimas, svarbus.
tyla. Blogai yra labai paprastas dalykas. Blogai yra palikti žmogų apmąstymos ir neprašyti priimti sprendimą. Vienas iš tokių yra, kur ar yra tekę būt, nežinau, visi turbūt esat statęsi namus, ar įsirenginėję virtuvę, ar kažką, ir tada sėdit salone, renkatės plyteles ar tas pačias spinteles ir jums viską pristato, parodo, paskaičiuoja kainą ir tada pardavėjas tiesiog taip sėdi ir žiūri. Ne? Labai patogus ir malonus jausmas. Greičiausiai ne. Jau tai va taip ir lieki, daras be virtuvės ilgai. Taip ir įsikeli gyventi, žinai, pastatytą orkaitę, kaitlentę ir jau po to jau galvoja, ar ne? Kažkada ateina ta mintis. Tai va, sunku yra išdrįst paprašyti, tai Greta, tai imam šitą planą, ar dar reikia kažkokių pakeitimų? Ne? Tai jums labiau patinka A variantas ar B variantas? Vat, čia yra sunku žmogui paprašyti. Ne? Mums apskritai kažko prašyti iš aplinkinių nėra lengva. Ne? Ir dar kai aš kažką pardavinėju ir dar uždėkime ant viršaus nepilnai tikiu tuo, ką pardavinėju ir aš nemanau, kad čia yra gerai, ką pardavinėju ir vat sėdžiu su potencialiu klientu, ir man paprašyt, kad čia gal pasirašykit, ar kuris variantas, mes trebam. Žodžiu, paspaust bijo, ne? Net nepaspaust, aš sakyčiau, užduot klausimą. Ne, vat, ko žmonės bijo, kas yra sunku, sakyčiau, kitas dalykas, kas yra sunku, yra klausytis. Ne, aš kaip pardavėjas dažnai įsitikinu, kad jeigu aš užversiu žmogų lavina žodžių, jie neturės kur įsikišt ir jie tada pirks, ne, nes man nepasakys savo prieštaravimų. Tai čia irgi, Kristina, vadinasi, pardavimas nėra tas, kad tu įspaudi žmogų į kampą ir neduodi jam pasirinkimų, ar ne? Tai tikrai nėra tas procesas, kad tu esi kažkoks spaudėjas, o gali viskas vykti gražiau, etiškiau, ar ne? Taip, kaip pasakyti, spaudėjas, kaip pardavėjai, mes kartais turim prispausti klientui, kaip aš sakau, uodegą, kad jie priimtų sprendimą. Bet tas spaudimas, mes jį suprantam turbūt šiek tiek kitaip. Aš tą prispaudimą suprantu, kad mano klientas turi priimti sprendimą taip arba ne. Man nėra skirtumo, kokį jisai priims sprendimą. Kai aš neturiu šitos kompetencijos ir šito požiūrio, aš prispaudimą jau matau, kad aš kišu koją tarp durų ir kišu sutartį, ne, ir va tu pasirašyk. Tai va toks spaudimas nėra gerai, bet jeigu tavo klientas jaučia, mes vadinam savo coachingo programai, mes tai vadinam pirkimo atmosfera. Ir jinai yra tiek klientui, tiek tau kaip pardavėjui, kai klientas jaučia, kad jisai neturi jokio spaudimo iš tavęs pirkti, bet jisai labai aiškiai suvokia, kad pokalbio pabaigoje bus priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. Čia iš tiesų, Kristina, kažkada pokalbio metu su tavimi tu ir buvai dalinusis mintimi apie tai, kad pat noriu, kad tu ją patikslintum, ar ne? Net jeigu tu nepirksi, viskas su tuo yra gerai, ar ne? Ar galėtum, pilnai ištransliuoti šitą žinutę, kaip ten yra ta situacija? Tarkim, tu turi priimti sprendimą, ar ne? Ir tu viduje turi, kaip ten yra, tu pasakyk. Ar tu žinai, apie kurią aš? Aš turbūt galvoju, kad tu kalbėjai apie tai, kas man irgi labai patinka iš Kristinos patirties, kad ne geriau nei nieko, ar ne? Taip. Būtent, ne yra geriau nei nieko. Kodėl? Nes žmonės bijo ne. Bet kodėl tada taip? Nes nepaleidžia mus nuo kabliuko. Ne? Ir čia yra bet kur gyvenime. Jeigu jūs kviečiat draugus pas save, ar ne, penktadienį atvažiuot vakarienės, jie sako, pažiūrėsim, kaip čia savaitė, kaip mes jausimės, kaip jūs jaučiatės visą savaitę. Tokie nei pririšti, nei paleisti, ne? Ir jūs galvojate, ar aš čia kažką galiu planuoti, ar čia ką galvoti, ar man į parduotuvę, ar... Ir tas jausmas toksai, ne? Tai jeigu jūsų draugai pasakytų, Alina, žiūrėk, labai norėčiau, bet serga šeimyna ir, negalim šį penktadienį, gal galim pasiplanuoti truputį toliau. Ir Alina sako, jo, galim. Ir tu, ramiai, gerai, aš galiu važiuoti koncertą. Tai va, tai ne irgi yra gerai. Taip yra gerai, ne yra gerai. Kas nėra gerai yra galbūt neaiškumas. Nes neaišku tiek tau kaip pardavėjui ir neaišku kitam žmogui. Tai mes
padarom dvigubą nepaslaugą savo, apsisunkinam ir dar apsunkinam tą žmogų, nes jisai irgi nešiojasi tokį, žinot, vat, kai giliai širdį jūsgi žinot. Ar bus taip, ar bus ne, bet kažkaip iš mandagumo mes bandom ten išsisukti, pasakyti, bet tada viduje ir mus graužia, ne? Jeigu aš pasakau ačiū ne, ir dar pardavėjas sureaguoja, Greta, ačiū tau taip, kad tu pasakei ir kad vertini mano laiką, o ne tai niekada, ar ne šį kartą. Aš galiu užduoti tokį klausimą. Ne, ir Greta pasakys, ne, žinok, ne šį kartą, gerai, o tai kada mes galim pasikalbėti sekantį kartą? Bet kaip mes ir sakėm, kad apie pardavimą kažkaip kitaip, tai iš tiesų atrodo, kad tu kalbi čia apie, nežinau, spa paslaugas ir kad tas pardavimas tikrai gali būti kažkoks ir lengvas, ir malonus, ir nesukelti tos įtampos žmonių, kūne ar bus. Man tai dar toks klausimas iškilo, Kristina, dar tu pradžioj minėjai, kad palyginai su kūrėjais, ar ne, kurie ten kažką užsidegę, turi ir jiems net nereikia ten kažkaip pardavinėti, nes tiesiog viskas eina iš savęs patys. O tai ką daryti tiem žmonėms, kurie, pavyzdžiui, nežinau, neatranda tų produktų ar paslaugos, kas juos veža, išrast irgi, neišranda. Tai ar įmanoma tokiem žmonėms kažką sėkmingai gerai parduoti, pamilti ten produktą ar paslaugą, ar jau, jeigu neatrandi jau to, kas tave labai veža, tai jau... Žinoma, įmanoma. Vienareikšmiškai, ne? Tai mes renkamės kažką mėgti ar nemėgti. Ne? Genetiškai yra labai mažai dalykų, ko mes tiesiog negalim toleruoti ar nemėgti. Ne? Čia nesileiskime medicininius terminus, bet mano darbas kaip pardavėjo ir kai aš dirbu su klientais, ar ne, coachingo programai, vienas iš pirmų dalykų, ką mes pasidarom, yra išsiaiškinam, kokios yra priežastys, kodėl žmonės perka tą produktą ar paslaugą. Kuo jiem yra naudinga, kokias problemas sprendžia. Ne? Ir jeigu aš žinau, kad tas produktas ar ta paslauga yra reikalingas visuomeniai, reikalingas žmonėm, verslam ar ne, tai kokia mano teisė yra teisti juos, kad jiems to reikia. Aš vis tiek sprendžiu jiem kažkokią problemą. Jeigu jau ten su mano vertybėm kertasi, taip, tada aš ieškau kažko kito. Ne? Aš turbūt niekada nepardavinėčiau cigarečių ar alkoholio, nes tai kertasi su mano vertybėm. Bet yra žmonių, kuriem nesikerta. Lygiai taip pat aš galiu eiti pardavinėti turbūt kartoninę pakuotę. Ar mane tai labai veža? Ne, manęs visiškai neveža kartoninę pakuotę, bet verslam ir žmonėm to reikia. Ne, ir sprendžia tam tikras problemas. Ir aš padedu žmogui išspręsti problemą. Aš esu naudinga, aš esu reikalinga, mano darbas jiem padeda. Padeda išsirinkti, padeda priimti gerą sprendimą, padeda atliepti jų poreikį. Gerai, tai Kristina dabar kartoniniai pakuotė, ar ne, kuriai tu ten nejauti labai didelio įkvėpimo, tai kiek laiko tu ją gali pardavinėti ir ar tu gali pamilti ją ir taip patikėti tą pakuotę. Mano klausimas tame, kai labai dažnai irgi žmonės susiduriu ir matau, ir kalbėjom namų temais, kad pardavinėja, nes pardavinėja ir tu matai, kad nei ten informacijos daug turi apie tą prekę. Tai kame čia bėda? Ar neįsigilina į tą prekę, ar kur yra problema, kad pardavėjai neužsidegia tų pardavinėja? Geras klausimas, negaliu atsakyti. Čia turbūt visi norėtų turėti tą stebuklingą piliulę, ar ne, kur problema, kad ją išgerti ir išspręsti tą dalyką. Ir greičiausiai vienos piliulės nepakaktų, nes pas kiekvieną yra skirtingos problemos. Yra žmonės, kurie, aš sakau, tikrai turi didesnį talentą būti pardavėjais negu kiti, bet geri pardavėjai ne tik tai gimsta, jais labai galima paprastai tapti. Pardavimai iš viso yra labai paprastas dalykas, bet nėra lengvas. Yra sudėtinga, nes ten įtraukta daug emocijos, daug psichologijos, daug vidinio darbo su savim. Ir Greta, kaip tu sakai,
O ką, jeigu neužsidegęs pardavėjas? Nu, viskas gerai, jeigu tu nesi užsidegęs savo darbu, bet kažkur kitur turi būti gyvenime tavo aistra ir tu pasirinkai dirbti šitą darbą, nes tau kažką tai duoda. Ar tau tai duoda daug bonusų, ar tau tai duoda bendravimas su žmonėm, ar tau tai duoda laisvą darbo grafiką, ar ne. Ir tu kažkam vis tiek tą aistrą ir meilę gyvenime turi ir jeigu tu ją gyvenime turi, tai jinai persilieja ir į kitas erdves. Tai vat aš sakyčiau, kad dažniausiai žmonės būna tiesiog tokie going with the motion, yra angliškas, ar ne, eina su tuo bangavimu, jie net negalvoja, jiem buvo pasakyta pabaigti mokyklą, pabaigti universitetą, sukurti šeimą, susiras darbą ir jie vat taip eina ir jie net negalvoja ir tada yra sunku su tokiais žmonėm, ar ne, nes jiem... Kaip tu manai, Kristina, ar gali žmonės dirbti pardavimuose labai daug metų? Aš irgi dabar turėjau tokią merginukę, jinai sako, viskas, padirbau ten kelis metus, tu mačiau man, aš daugiau nebenoriu tų pardavimų, man bloga naujų ir taip toliau. Iš tavo patirties, iš tavo aplinkos, kaip dažniausiai yra su tais pardavimais, ar žmonės palūžta ir iš jų išeina, ar didesnė tendencija yra tų, kurie vis tiek tobulina tas savo savybės, gludina tą procesą ir išlieka ir tampa ekspertai pardavimų galbūt. Labai įdomus klausimas, ar ne, kaip pasakyti. Tie, kurie daro pardavimus per nenorėjimą ar negalėjimą, tiem yra sunku ir jie palūžta. Čia priklauso nuo žmogaus požiūrio. Yra labai gera citata, proporcija mano pirmam oficialiam pardavimų darbe, kur mes kalbėdom, kad 80% pardavimų yra tavo požiūris, ar ne, 98% tavo požiūrio ateina iš tavo dienotvarkės, ką tu realiai darai. Tai jeigu tu eini ir darai tą patį per tą patį, kiekvieną dieną, nieko nekeiti, kiek ilgai mes galim taip gyventi? Pavažiuoja biškis toks, ne? O būtų neįdomu. Ar ne? Tai geriausi pardavėjai, top ekspertai, jie nuolat išranda save iš naujo. Jie ieško, kur būti geresniems, jie galbūt eina į kitą rinką, jie ieško naujų iššūkių, ar ne? Aš dariau pardavimus fiziniam asmenim, dabar einu daryti verslui, ne? Aš dirbau su ten, sakykime, saulės elektrinėmis, ar ne, dabar įsivedinėjau naują produktą. Aš buvau vadybininkas, dabar tampu team leadu, ar ne, komandos vadovu, ar skyriaus vadovu. Tai vat jie nuolat ieško naujo kažkokio iššūkio, nuolat auga, investuoja į save čia. Kaip Einšteino pasakymas, ar ne, kas yra beprotybė? Beprotybė yra, kai tu darai tą patį per tą patį kiekvieną dieną ir tikiesi kito rezultato. Neveikia taip dalykai, ne? Pabandykit vaikam duot kažką, ko jie nemėgsta valgyti kiekvieną dieną. Ar jie pamėgsta valgyti? Ne, greičiausiai. Ne, reiks po kažkiek laiko reiks sienas namie perdažyti, nes jau nebenusivalo arba datrynėm iki gipso kartono. Ne? Tai vat, tie pardavėjai, kurie palūžta, dažniausiai eina, daro tą patį per tą patį ir tikisi kito rezultato. Ir kai rezultatas nepasikeičia, jie nusivilia, jie galvoja, kad jie kažko nemoka, nežino, negali. Čia vieni, o kiti galvoja, kad durnas produktas, durna rinka, čia nieks neveikia, niekam nereikia ir tada palaužia juos jų požiūrį ir kai mano požiūris netvarkoja. Kristina, kaip tu galvoji pardavimo vadybininko profesija? Ar čia paklausi ta profesija, ar ji reikalinga iš vis? Ar ne? Ar verta jos mokintis, arba tų įgūdžių? Ar yra ką mokytis pardavinėti, nes atrodo, gal ką čia mokytis? Ar gauni lapą skambučio modelio ir skambini, ar ne? Ja, tikrai. Kaip yra su ta rinka? Vat vis tiek tu daug dirbi su įmonėm. Taip. Tai koks tas poreikis, kokia ta situacija? Gerų pardavėjų reikia visiems. Vienareikšmiškai. Ne? Ir nesvarbu, ar tu eini į pardaviminę poziciją ar ne į pardaviminę. Gerų pardavimų įgūdžių reikia visiems. Jeigu mes norim kada nors būti vadovais, jeigu mes norim būti savininkais įmonės, verslų savininkais ar ne, mums reikia pardaviminių įgūdžių. Vienareikšmiškai. Ir viskas gyvenime yra pardavinėjimas. Vaikui parduoti idėją, kad jam reikia išsivalyti dantis ir eiti miegoti 8 valandą vasarą, kai lauke šviesu,
Oi, kokie darybiniai, ne, įgūdžiai įsijungia. Vyrui parduot žmonai idėją, kad vat, ketvirtadienį aš žiūriu Žalgirio varžybas, o nevažiuoju pas uošvius pjaut žolės, nes savaitgalį šventė, reikia labai gerų darybinių įgūdžių. Tai pardavimai yra iš esmės visur ir mes net patys neįsivaizduom, kiek daug mes pardavinėjom, ar ne? Taip, pardavimai yra kasdienė komunikacija. Gal sakykim, klausėt, kas yra pardavimas ar ne, tai dar papildant tą atsakymą, pardavimas yra komunikacija. Kaip aš komunikuoju idėjas, kokius aš klausimus užduodu ir ką aš juose išgirstu, kad eitų toliau ir pagilint tą pokalbį. Bet mes irgi iš tiesų savo veikloje sutinkam įvairių žmonių, kurie svarsto mokytis šitų pardavimų, nesimokyti, ateiti, neteiti ir būna tikrai tokių, kad sako, oi, aš nemėgstu bendrauti su žmonėm, aš esu labai intravertiškas ir ne, man ne tie pardavimai. Tai ar gerais pardavėjais gali būti ekstravertai tik tai? Ar gali būti ir intravertai, jiems irgi yra vilties? Yra, intravertai turi vilties būti gerais pardavėjais. Mes labai dažnai užsidarom save į tam tikrą dėžutę ir vat jau aš niekada nebūsiu tuo, ar ne? Šiaip jau greičiausiai mane žiūrint nepasakysi to, bet aš esu pakankamai intravertiškas žmogus, ar ne? Manęs klausot, mane žiūrit ir tipo... Ką? Ne? Tai ekstravertiško elgesio. Greta, lyginant su tavim ar lyginant su Alina, aš tikrai esu intravertiškas žmogus. Bet galima išmokti to elgesio, ar ne? Ir pagalvokit, o tai jeigu intravertas klientas ateina ir mes jam duodam pardavėją, kuris va šitaip, labas, ateina, apsikabina ir tas žmogus, ar ne? Mane iš karto atstumė toks priėjimas ir aš net nenoriu kalbėti su juo. Aš tada geriau su ausinėm įeisiu į parduotuvę ir išsirinksiu, ko man reikia, arba internetu užsisakysiu, ar ne. Nors žinau, kad galėčiau gauti geresnę paslaugą, geresnį aptarnavimą gyvai. Tai... Čia galbūt tiktų tas posakis, kad žmogus renkasi žmogų, ar ne? Kodėl, kad negali būti net ir organizacijoje, tarkim, vienas žmogus, kuris parduos sėkmingai visiems, ar ne? Nes iš tiesų mes turim atrasti tą žmogų pagal tam tikras savybės ir dalykus. Tikrai būna tas momentas, ar ne, kad kažkodėl dėl nepaaiškinamų priežasčių vienas žmogus mums labiau traukia, o kitas kaip ir nieko blogo nepadarė, ar ne, bet ne taip stipriai. Labai teisingai, Lina. Iš tikrųjų du dalykai, ar ne? Žmogus renkasi žmogų, taip, bet geriausi pardavimų asai gali adaptuoti savo elgesį prie žmogaus, kuris sėdi priešais jį. Jie labai lengvai nuskaito iš frazės, iš žodžio, iš aplinkos, kurio yra ir gali adaptuotis prie to, ar ne? O kitas dalykas yra labai, labai paprastai geriausios pardavimų organizacijos, su kuriomis mes dirbam, kurios turi didesnės pardavimų komandas. Kai jos renkasi pardavimų vadybininkus, jos jau atkreipia dėmesį, kokius žmonės aš turiu pas save komandoje ir kur yra spraga. Kokio rinkos segmento, kokio tipažo žmonių, klientų mes galbūt neužčiuopiam su savo turimais vadybininkais. Tai intravertas pardavimų vadybininkas įmanoma. Valio. Dabar, žinai, irgi sakai, kad labai jau kiti pardavėjai, jie ten viską nuskaito, perskaito. Aš dažnai... Jeigu žinau, kad aš bendrausiu žmogum ir žinau, kad jis yra psichologas, tai man atrodo, kad jis net baisu bendrauti, nes atrodo, kad skaito mano mintis. Tai su pardavėjais taip nėra. Nežinau, iš tikrųjų nežinau. Geri pardavėjai moka klausytis ir jie moka girdėti. Dvi labai skirtingos kompetencijos, ar ne? Aš galiu, klausimasis yra, kaip mano kūnas reaguoja, ar ne, ką aš atsakau, o girdėti yra tai, ką tu sakai, ir man supras, ką tu iš tikrųjų turi omeny. Moteris yra šito visiškos meistras. Paklauskit bet kurio vyro, ar ne? Klausia, viskas gerai. Viskas gerai. Ne? Tai vyrai turi turėti tą girdėjimo kompetenciją, kad suprastų. O kaip svarbu vyrams mokytis pardavimų, ar ne? Aš juokiausi vieną istoriją iš mano coachingo kliento. Sakau, o tu, su žmona jau gyvena 10 metų kartu. Sakau, kai su ją pasikalbi, gali suprast, kokia jos nuotaika. Sako, tu man net kalbėtis nereikia. Iš to, kaip atidaro duris, aš jau žinau. Ne, tai geri pardavėjai
skaito tos ženklus. Ir ne tik geri pardavėjai, geri komunikatoriai, geri politikai, ar ne, visi, kurie turi viešojo kalbėjimo kompetencijų, žmonės, kurie turi didelę empatiją, emocinį intelektą, jie atkreipia į tuos mažus dalykus dėmesį. Ir tai visai ne magija, ar ne? Tai tiesiog tam tikrų dalykų stebėjimas. Jo, ir vienus tai veža, kitų tai neveža. Viskas su to gerai. Dabar, Kristina, dar užsiminė apie empatiją. Tai vat, kiek svarbi ta empatija pardavimo procese? Ir vat, irgi, ar galima empatiją išugdyti, ar kiek jau turi, tiek jau jos turi? Nežinau, žinok, atsakymą į šitą klausimą. Aš pati esu labai, sakyčiau, gal kartais net per empatiškas žmogus, ar ne? Mes galim išmokti matyti kitame žmoguje tam tikras emocijas ir galim ištreniruoti elgesį, kaip elgtis. Ne? Empatija yra, šiek tiek įgimtas dalykas. Gali būti, kad mums genetika jo kartais ir pagailė, ir negi visi žinom, spektro sutrikimų yra, kur žmogus negali suprasti kito žmogaus emocijų. Bet net ir moksliniai tyrimai yra padaryti, kad net ir sociopatus, kurie visiškai neturi empatijos ir jausmų, net ir juos galima išmokyti, kaip nuskaityti kito žmogaus jausmus, emocijas ir kaip jiem į tai reaguoti ir prisitaikyti visuomeniai. Tai manau, kad mūsų didžioji dalis nepapuolam į tą ekstremalią kategoriją, tai patobulinti savo empatijos įgūdžius, empatijos lygį turbūt galim. Dar kas irgi labai aktualu ir ko dabar visi bijo ir apie ką dabar visi kalba, tai kaip tu galvoji, dirbtinis intelektas pardavimų vadybininkus pakeis, ar jie gali ramiai gyventi, ar vis dėlto grėsmių yra? Galim gyventi ramiai. Jeigu reikia trumpą atsakymą, gyvenkim ramiai. Pasakyk. Bet ar esat gavę jau dirbtinio intelekto su generuotu elektroniniu laišku? Žinučių. Truputėlį, kaip, iš tiesų, kad kai pati pradėjau dirbti su tais ir pamatyti, kaip tie tekstai atrodo, tai jau atpažįstu, kur parašyta dirbtinio intelektų tekstas. Taip. Ir kartais, ar ne, tada įsijungia, aš noriu to žmogiškumo. Vietoj to, kad man skaityti 15, 20, 25 elektroninį laišką su pasiūlymu, su kažkokiu kvietimu, kuris yra šabloninis ir aš jį jau skaičiau nežinau kiek kartų per metus, paprašiau yra paimti telefono ragelį ir paskambinti ir pasakyti labas Greta. Ne? Tai pardavimų vadybininkai tikrai gali būti ramus, šito darbo reikės visada. Ar dirbtinis intelektas yra naudingas įrankis? Vienareikšmiškai, jeigu jį mes naudojam su protu ir mes suprantam, kaip jį naudojam ar ne. Aš susiduriu su tuo, kad labai dažnai pokalbio scenarijus ar ne pokalbio planus pasirašo žmonės su dirbtiniu intelektu ar atsakymus į prieštaravimus. Ir aš sakau, o jūs taip kalbėtum? Sako, nekalbėčiau. Sakau, o suprantat, kodėl tokia struktūra? Nesuprantu. Ir tada, kai tu jį pradedi naudot ir gauni atsakymus, kurių tu nesupranti, ir tu naudoji tai, ko tu nesupranti, tada tave toks žargonas yra suvaryti vienus vartus klientų yra labai lengva. Ir tada tu prakeiki ir tą profesiją, ir tą dirbtinį intelektą, ir pardavimus, ar ne, ir nieko nebenori daryti. Tai naudokim dirbtinį intelektą tam, kad gilint savo supratimą, kad automatizuot tam tikras užduotis, palengvint kasdienybę, bet pardavimų vadybininko žmogiško to ryšio tikrai jisai nepakeis. Valiau. Tokį atsakymą ar norėjom išgirsti iš tikrųjų. Ir ką, Kristinėlė, ačiū tau. Ačiū Jums.